Sveiki, šioje pamokoje mes susipažinsim, kaip galima įvertinti blogą ir jį pakomentuoti. Savo paskyroje laukelėje Blog Alerts jūs gavote pranešimą iš mokinių, kad jų blogai yra paruošti vertinimui ir komentavimui. Pasirinkam tokį blogą. Atsiveria jo vaizdas, kuriame yra parašyta, kad šitas blogas yra išsaugotas Finish Privat režimu. Tai reiškia, kad blogas baigtas ir peržiūrėti privat gali tik tas mokinys, kuris sukūrė, ir mokytoja. Peržiūrėjus blogą ir jį įvertinus, mes galime atlikti kai kurius redagavimus, parašyti blogui komentarus ir įvertinti. Iš pradžių pradedam nuo redagavimo. Matom, kad mokinys nepakeitė blogo pavadinimą ir paliko tokį, kurį jam suteikė programa. Dėl to tą pavadinimą pakeičiam į tokį, kuriame atsispindėtų blogo turinys, būtent alkoholį. Taip pat blogas yra neblogas ir mes norėtume, kad su juo susipažintų kiti, dėl to pakeičiam publikavimo sąlygą, nurodom, kad jis yra publikuojamas ir matomas visiems. Patikrinam kategoriją. Kategorija užrašyta chemistry, tai yra gerai, chemija, ir matom, kad nėra nurodyta jokių reikšminių žodžių. Tai užrašom. Ir patvirtinom savo redagavimus. Dabar mes galim ir parašyti darbo komentarą. Pavyzdžiui, puikus darbas. Ir taip toliau. Ir galime išsiųsti tą komentarą. Mokinys gaus tokį laiškelį, kur bus matytas pats komentaras ir nuo ko jis yra gautas. Taip pat mes galime vertinti blogą ir taškelis. Iš vis yra priskiriama aukščiausias įvertinimas yra 5 žvaigždės. Daleiskim mes įvertinom užrašydami 4 žvaigždutės. Dabar mes dar galime pranešti apie šį blogą kitiems savo draugams, galime nukopijuoti internetinius nuorodus į šį blogą adresą, galima nukopijuoti HTML kodą šio blogo ir įterpti jį savo mokyklos, pavyzdžiui, svetainę. Taip pat galima pranešti apie šį blogą kitiems. Galim pranešti visiems mokiniams, galim pranešti kažkokiai tai konkrečiai klasiai ir galima pranešti vienam mokiniui. Pasižymėjus laukelį Choose Student, pasirinkti mokinį ir išrinktus tą mokinį, kuriam norim pranešti. Pavyzdžiui, mes norim, kad visi mokiniai pamatytų šį blogą. Pasižymim all visi ir siunčiam pranešimą apie šį blogą. Send. Tokiu būdu mes įvertinom blogą, jį pakomentavom ir paredagavom duomenis apie jį. Redagavimo įvertinimo galimybės turi tik tai virtualios klasės mokytojas. Sėkmės!